Pranašavimo dovaną. Siekite meilės ir troškite dvasinių dovanų, ypač kad pranašautumėte. Bet kas pranašauja, tas kalba žmonių ugdymui, paraginimui ir pagodai. 1 Korintiečiams 14 skyrius, 1 ir 3 eilutė. Paulius yra mūsų ekspertas dvasinių dovanų srityje. Mes turėtume į jį įsiklausyti, o ne į argumentus už ir prieš, kurie aprašyti tūkstančiuose knygų. Aišku, kad yra ne vien tik teigiamų patyrimų, naudojant dvasios dovanas, tačiau Dievas vis dėlto nusprendė mums, žmonėms su trūkumais, patikėti savo dovanas. Patikėkime jo ir atleiskime į tiems, kurie daro klaidas. Turėkime visapusišką krikščionišką tikėjimą, o ne tokį, kuris tik iš vienos pusės būtų labai šventas ir dvasingas. Arba toks, kai iš meilės atliekamas tik socialinis darbas arba tik meldžiamėsi, o darbas pamirštamas. Gyvenkime taip, kaip Jėzus gyvena. Dirbkime ir melskimės, mūsų tikėjimas turi apimti visą gyvenimą ir jį užpildyti. Dievas mums davė dovanas kaip pagalba kasdieniniam gyvenime. Pranašas gali paguosti, kai jis tam tikrai gyvenimiškai situacijoje pritaiko Dievo žodį ir jį paskelbia. Tokiu būdu jis išreiškia Dievo mintis. Konkrečiai situacijai jis gali išdėstyti Dievo požiūrį, išsakyti jo jausmus, jis įneša tamsumą Dievo šviesą, jis ugdo, paragina, paguodžia. Pranašas turi būti užsigrūdinęs maldoje ir mokėti suprasti bei įsidėmėti Dievo mintis. Jis turi mokėti atskirti, kur yra jo paties mintis, o kur Dievo. Jis turi ilsėtis prie Dievo širdies, kad galėtų atlikti savo tarnystę. Man yra lengviau bendravime ugdyti šią dovaną. Ten, kur vyrauja bendros maldos, apsaugo girdžiu jį daugiau. Ten, kur vyrauja bendros maldos, apsaugo girdžiu jį daug aiškiau. Ne visada dėja, tik kartais, bet jo žodis keičia kiekvieną situaciją. Jo žodis turi jėgą. Kartais staiga aiškiai žinau, kokia yra Dievo valia konkrečioje situacijoje. Ir kartais staiga žinau, kaip jis nori išspręsti tą tikrą problemą. Kokia situacija? Moteris išeina į priekį maldai ir skundžiasi depresija. Savi viduje girdžiu, tai ne depresija, tai priešas tave spaudžia žemyn. Staiga sužinau dalykus, kurie ją vargina, ir mes galėjome prašyti atleidimo ir išlaisvinimo. Koks nuostabus po to šios moters juokas ir džiaugsmas. Mokėmės klausyti Dievo balsą ir atskirti jį nuo kitų balsų, ypač nuo savosios užuojautos, drąsiai išreiškinime jo žodžio, savo žodžiais. Kartais mes darome klaidas, besimokantiems tai pasitaiko, bet Dievas turi kantrybės mums. Siekime šios dvasios dovanos, leiskime broliams ir seseriams tai patikrinti ir eikime drąsiai į priekį. Jis nori palaiminti savo bendruomenę šią tarnystę. Ačiū Jėzau. Tu mus gausiai apdovanoji. Pas tave yra visi išminties ir pažinimo lobiai. Prašau, siųsk savo dvasią. Siųsk savo dovanas, kad mūsų bažnyčia būtų ugdoma. Kad mes galėtume teisingai paguosti ir padrąsinti, kad vyktų tavo valia. Daryk mus ryžtingais ir stipriais. Amen.